Sveiki mano kanalo bičiuliai, šiandien kepsime azijietiškus šonkauliukus. Labai paprastas receptas, visiems rekomenduoju. Pirmiausiai nuplėškime nereikalingą plėvę nuo šonkauliukų. Ta daryti labai paprasta, jau ne kartą rodėme. Na ir visus, kurie mėgstate šonkauliukus ir kurie mėgstate gaminti gamtoje, šį receptą rekomenduoju dėl to, kad praktiškai jam nereikia jokių pasiruošimų, ilgų darbų. Dabar sutvarkysiu šonkaulius, o paskui jau marinuosime mėsą. Dabar šonkaulius supjausysime po vieną kauliuką, sakykim taip, po vieną porciją. Čia viskas turbūt irgi paprasta ir aišku. Ant 2,5 kg šonkauliukų dedame 2 arbatinius šaukštelius druskos. Truputėlį pamaišome, kad druska pasiskirstytų tolygiai. Spaudžiame česnaką, traiškome. Česnako dėkit pagal savo skonį, mes mėgstame daug, taip mes visą galvutę česnako. Dabar pilame teriyaki marinatą. Gamintojų daug turbūt yra, tai mes pasirinkome Santa Marijos, tai jūs žiūrėkit pagal save, pagal savo norus. Pilame 4 pakelius. Pakelio parašyta, vienas pakelis 600 gramų šonkauliukų arba mėsos. Dabar viską gerai išmaišysime, paliksime pastovėti bent jau valandai mažiausiai. Paruošime kepstinę netiesioginiam kepimui, temperatūra bus 150 laipsnių, 140 ir kepsime pradžiai apie 2 valandas žemoje temperatūroje. Pradėsime naują rubriką kanale, tai mėginsime Jet Red produktus. Pradėsime nuo anglių, maišas naujas, uždarytas. Ką darau, kad viskas būtų sąžiningai. Ir paskui pasakysiu, ar didelis skirtumas tarp jų ir Texas anglijų. Gaminamos anglis ten pat, kur ir Texas, Ukrainoje. Pilu daug. Žiūrėkit, anglis pakankamai stambios. Šiukšlių nėra. Manau, tiek užteks mums 2 valandom. Ir taip pat išmėginsime Jet Red į degtukus. Aš jau vieną atlaužiau dar gabaliuką. 2 manau užteks. Kvapo jokio nėra kvapo, kaip kitose būna dyzelio kvapas. Padedu čia kažkur tai ir įdegsiu. O, įsidegė kaip greitai. Žiūrėkit, viskas greitai dega. Kągi, laukiam, kol kais kepsninė. Žinokit, aš jums pamelavau. Žiūrėkit, gražiai dega viskas. Galvoju, kad čia anglis, čia pasirodo briketai. Jau dabar įdegėm, negesinsiu, tegul kūrenasi, pažiūrėsim, kas čia gausis. Viskas, paruošim kepimui netiesioginiam kepsninę. Suvinėjom šonkauliukus ir 2 valandom, 150 laipsnių. Nuimam laikrodį ir žiūrim. Prabėgo 2 valandos, traukiam šonkauliukus. Tepam
šonkauliukus barbekiu padažu. Kepsninė jau mūsų paruošta tiesioginiam kepimui ir keletą minučių pakepinsim iš abiejų pusių. Taip pat prie šonkauliukų dar truputėlį paskrūdinsim bulvyčių. Ir tuomet jau pasiruošime skrandžius ir keliausime prie stalo. Kvapas tai stulbinantis. Taip pat noriu jūsų paprašyti, kad prenumeruotumėt kanalą, parašykit komentarą, spauskite laikus, nes labai daug žmonių tiesiog žiūri vaizdo įrašą, o iš prenumeratorių gal tik tai 10%. Tai tie, kurie esate dar neprenumeravę, būtinai prenumeruokit kanalą ir laukit, bus visuomet gražių, skanių receptų. Dedam šonkauliukus ant tiesioginio kepimo. Po keletą minutėlių pakepinsim. Dabar noriu pasakyti savo nuomonę apie Get Red briketus skirtus griliams. Esu nustebęs, tikrai produktas geras, labai gerai temperatūra, nešokinėja pastoviai ta pati temperatūra, nieko nereikia daryti, palikom ant dvejetukų ir temperatūra visą laiką buvo 150 laipsnių. Tai produktas tikrai kokybiškas, kaip matote, jokių dūmų nėra. Džiaugiuosi, dėkoju kompanijai, kuri padovanojo man šitos briketus. Nu, mes kepam. Prabėgo keletą minučių, apverčiam šonkauliukus. Nu, kvapas. Ai. Tikri azijietiški šonkauliukai. Nu viskas, traukiam šonkauliukus ir tuomet jau pakepinsim bulvytes dar. Tiesa, šonkauliukus sudedam į lėkštę ir užklosim foliją, tegul jie dar pabręsta trupučiuką. Taip bus skaniau. Na žiūrėkit, kokį kaulų šonkaulių krūvelę gavom, paragausiu vieną. Neerzinsiu jūsų, neerzinsiu šeimos. Mes bėgam valgyti. Jūs būtinai prenumeruojat dar kartą kanalą, primenu, spaudžiat laikus. Ir susitiksim kituose vaizdo įrašuose. Iki.